Sveiki atvykę į Velykų penktadienį! Labą dieną, mokytoja. Labą dieną. Kokios jūsų Velykų tradicijos? Labai laukiu visada Velykų, nes tai yra mūsų bendras stalas su šeimyna, kiaušinių dažymas, marginimas. Kalbant apie kiaušinių marginimą, kokią techniką naudojat? Labai tradiciškai su svogūnų lukštais. Šiandien eisiu pasimokyti dažyti su vašku ir dar labai noriu pabandyti šiemet su žolelėm. Aš nedaryčiau. Eisim apklausinėti visus papročius. Ir apdovanosim juos už atrastus margučius. Labas. Labas. Koks tavo vardas? Elvija. O kaip švęsi Velykas? Mes švęsime su šeima. Su šeima dažysit kiaušinius? Nežinau. Ačiū. Gerai. Turiu klausimą, Greta, kodėl per Velykas mes marginam? Prašau tyliai būti. Kodėl per Velykas mes marginam margučius? Kad papuoštumėm gamtą ir švęstume šventę. Tai tikrai taip. Ačiū, žiūrėk, turiu dar vieną klausimą greitai. Ar bandei ieškoti po gimnaziją kiaušinius? Bandžiau, bet Neradai? Dar neradai, bet kaip dar ieškoti, ne? Eisi ir tikrai rasi. Ir galimai laimėsi savo didžiausią prizą gimnaziją. Šaunuolis, tai mes tave palaikom, sėkmės tau. Ačiū. Taigi, sveiki mokytoja, turiu klausimą. Kodėl per Velykas yra dažomi kiaušiniai? Kad būtų gražiau, gražesnė šventė. O ar nutokit, ar žinot, koks yra keisčiausias būdas dažyti kiaušinį? Kuo mandriau, kuo įdomiau, kuo keisčiau, tuo geriau. O kokiu būdu jūs dažytumėt kiaušinį? Aš marginu visada tradiciškai, su svogūnų lukštais ir su vašku. Tikrai taip skamba labai tradiciškai, ačiū jums. Gražios šventės. Tikrai taip, ačiū, ačiū. Kaip palančiau laikyti prizus? Gali duoti tą vaikui. Pats tave atsirasti. Aš tiek kiaušinių pridėjau, žinokit, kad... Galim pasakyti vyras. Viens yra trečiam aukšte dabar. Dar yra... Gerai. O kur dar yra? Kur dar yra? Čia yra pirmą aukštą. Yra pirmą aukštą. Yra prie kūno kultūros. Labas, Saulė. Kokia tu spalva asocijuojas su Velykom? Man asocijuojas su žolė, man geltonas pavasaris. Ką labiausiai mėgsti marginti Velykus? Ir kiaušinį. Be kiaušinių? Tiesa, šiandien paklaušti muziką būtinai. Sveiki, vaikai. Tai ar jūs dažot namuose kiaušinius su šeimyna? Taip. Taip. Gal galite pasidalinti, kaip dažot, kokius naudojat prietaisus ar kažką? Su kiaušinių dažais. Tu? Irgi kiaušinių dažais. O būna, kad augalėlius kažkokius naudojat ar nelabai? Nelabai. Kaip jums šiandien einasi Velykos mokykloje? Radot kiaušinių? Ne, ne, ieškojom niekur neradom. Ar džiaugiatės, kad dabar atostogos bus? Taip, taip. Gerai, tai gerų jums atostogų. Sveikas, Pijau, geografijos gal laimėtojų. Ką tau simbolizuoja kiaušinis? Kiaušinis? Universaliausias tikiu maistas, daug tradicijų aplinkui. Gerai, o kodėl dažomi kiaušiniai per Velykas, kaip manai? Tu dažai kiaušinius namuose su šeimyna? Labai nuostabu, aš linkiu tau atostogų dalykų. Ačiū.
Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū visiems su mus kalbėjusiems. Gražių Velykų ir geros nuotaikos.